Robertas šiandieną nori gaminti veršienos šnicelius. Ir davė šią užduotį, manau, kad ne veltui, nes galvojo, kad veršienos aš nerasiu. Bet ne, draugai, Kaunas turi centrinį Kauno turgų ir žinau, kur yra labai geros jautienos ir veršienos. Keliaujam. Labas. Labą. Žinau, kad pas tavai yra visada šviežios veršienos, ėrienos, jautienos, veršienos man reikia. Taip. Gerai, turiu. Darysim šnicelius. Šniceliukus. Taip. Tvarkoje. Taip, tai aš pasiūlysiu nugarytės. Va. Kiek svorio reikėtų? Ar reikės papjaustyti? Ne, man pjaustyti nereikia, mes turbūt visą tą ir paimsim. Robertas turi... Taip pat aš turiu kitą eina nugarytės puselę, kur eina daugiau link sprando, turi šiek tiek riebaliuko. Aha. Ar biški reikia, kad būtų riebaliuko, ar reikia tokios biški mažiau? Kad mažiau turbūt. Kad mažiau. Toks gal gražesnis gabaliukas. Gerai. Tvarkoj. Tai aš nieko nepjaustau, nieko nedarau, maišelį ir viskas. Kai nustojau auginti vištas, tai kiaušinius ateinu visuomet pirkti čia. Tai yra laisvai laikomų vištų kiaušiniai, taip, ryškus trinys, įvairiausių dydžių, taip, ant kraiko auginamos. Mes labai tirštas geras. Nuostabu, man šitus, kaip visada. Irtas? Čia jisai rūkytas, karštai, čia karbonadas rūkytas, keptas, čia mentelė tokia. Va. Labai. Yra karštai, šaltai tokia va, bet labai pati minkščiausia mėsytė. Ir natūraliai patys augina, patys gamina, patys užsiema, tai va tokiu va. O, Dieve. Čia žiūrės. Kortelę pas jūs galima ar ne? O, nuostabu, duokit man šitą. Raugintą agurką galiu suvalgyti?